Visiems mums vėl, aš Daudas ir šiandien aš žaisiu 99 naktis Roblox'e. Bet prieš tai aš noriu jums paskelbti labai vieną džiuginančią žinią. Tai noriu pasakyti, kad kalėdų proga aš jums parašiau vieną tokią kaip dovaną, galima pasakyti, kad 4 dienas prieš naujus metus aš kiekvieną dieną darysiu streamą. Tai reiškia, kad gruodžio 31, 30, 29 ir 28 aš darysiu streamus. Maždaug apie 5-6 valandą vakaro maždaug. Tai būtinai užprenumeruokit mane ir pastatykit varpelį tam, kad nepraleisti to įvykio. O mes grįžtam prie video. Ir per tą laiką, kol manęs nebuvo, čia atsirado sniegas, nes atėjo žiema, logiška. Kaip ir nieko daugiau nepasakyti, tai einam tik griauti medį. Ir palaukit, kas čia yra? Čia pėdsakai kažkokie. Čia galėtų senelė rogės, slidės, pačiūžos, kopečius ir kastuvas. Ką? Bet nežinau, sunku kažkas ras, tai einam tiesiog dabar prikers medžių toliau. Dar susitrato kažkokie medžiai su viela ar kažką, nežinau. Čia tikriausiai kaip lemputės yra, kaip ir ant tos eglės. Šitą viską aišku, kas čia Christmas lights. Kalėdų šviesa. Ir ką jūs galima daryti? Neįsivaizduoju. Gerai, mes jau padidinom mapą, tai manau, kad galim dabar tiesiog eiti patirinėti ir nesvarbu, kad dabar yra naktis. Čia yra kažkoks namelis, bet tikriausiai, kad čia tiesiog paprastas namelis, bet padekoruotas kalėdoms. Ir aš radau anglį. Čia, kaip matau, viskas yra padekoruota kalėdoms, net šitas bokštas. Ir mums iškrito flashlight, tai nėra per daug gerai, bet neblogai, geriau nieko. 3 elfai yra vaikščioję aplink mapą. Ir kas čia per dovana yra? Kodėl aš paslydau? Ir atidaryti dovaną ir kas man iš jūsų iškris? Bandėjai, bet žinai. Ką man bandėjai, jeigu aš vieną žaidžiu? Čia dar viena dovana, čia tiek daug dovanų aplink mapą yra. Rifle ammo. Man reikėtų surasti tų monetų, kad aš galėčiau nusipirkti tos daiktus, nes noriu pažiūrėti, kas ten yra. Ir kaip tik radau šitas monetas, tai labai pasisekė. Kol kas tik 5 turiu, bet vis tiek neblogai. Mano laužas sudegė. Reikia dar medžio prikirsti. Kaip tam žaidimui reikia labai daug medžio, tai bet dabar kaip supratau, dar mūsų nieks netakos, tai mes dar galim naktim vaikščioti. Čia man reikėtų surasti kokį ginklą, kokį ietį ar šautuvą, būtų labai gerai, nes kai tai tie, tai man bus sunku. Mane paludėjo! Bėgam namo. Pasirodo antrą naktį jau puola, tai gerai, tai žinosim, tada nevaikščiosim jau. Blemba. Ir ach tu dear my dear. Gerai, naktim tada dabar nevaikščiosim. Bet pirmą, manau, mes galime daryti mapą. Tai labai naudingas dalykas ir Tiesa, nenoriu jūsų trukdyti nuo video žiūrėjimo, bet aš jau norėjau ką pasakyti. Aš norėjau pasakyti, kad dabar mano kanale yra 658 subscriberiai. Ir aš noriu, kad iki mano gimtadienio, kuris bus sausio 11, mes surinktume 1000 subscriberių. Ir jeigu jums negaila, tai prašau paspauskite tą raudoną mygtuką. Jums užtruks 1-2 sekundės, o man tai bus labai didelė pagarba. Aš jums netrukdysiu. Eikite toliau žiūrėti video. Gerai, ir aš jau kaip ir turiu 10 monetų, tai mes pažiūrim, kiek čia kainuoja. Kopičius pigiausias tai kainuoja 15. Žodžiu, dar mums nepakanka. Dabar mes galim padaryti crafting bench 2 ir padarom iš karto reguliar, bet kad greičiau eitų dienos. Ir aš kažką matau. Kas čia? Nežinau, bet pažiūrim. Ir šiandien mus atakuos, tai nelabai gerai. Čia yra kažkokios rodiklės, aš nežinau, ką jūs žymi. Dar monetų, labai gerai. Ir mums iškrito bunny food pagaliau. Galėsim duoti tam žmogui ir gauti good sack. Aš gulė dar badį. Ir aš manau, kad mus šią naktį atakuos, tai man reikia dabar skubiai prikirsti medžių. Matai? Aš galiu kažką... Šiandien galiu padaryti. Gerai, čia tie dėrai jau galėtume eiti iš tikrųjų iš čia, nes Ir dabar vienintelį ginklą, kurį aš turiu, tai yra good axe. Žiūrėk, pažiūrėjom dabar, ar tai veiks ir... veikia. Bagas visada veikia. Viskas. Labai gerai, man iškrito monetos tiesa. Žiūrėkit dabar, va čia, jeigu dabar naisiu. Pažiūrėkit, aš turiu 35, mes galim pabandyti paimti sled. Nežinau, ką jis daro, bet... Pažiūrėk, čia padedam. Ir ką? Čia galima būtų po greitai judėti. Čia iš vis labai gerai. Kaip išeit? Čia. Tai labai gerai. Mes jau išgyvenom 4 dienas. Tai nėra tiek daug, bet žinai, bus gal daugiau tikiuosi. 2 elfai liko aplink mapą ir šaltinas.
pažiūrėkite, kiek aš turiu kulkų, bet aš neturiu pistoletų, tai labai nepasisekė. Ir tiesa, atėjo diena, mes dar nesudeginom šitų kultistų. Gerai, čia yra kažkoks Bill Gates ten, nežinau kas ten. Gerkit vandenį. Vanduo geras gerti. Gerkit jį. O, ir čia buvo šitas su arkliu. Gerai, aš paėmiau kažkokį struktūrų senior base. Aš galiu nudažyti struktūrą savo bazį. Ką? Jo, ir aš dar galiu nusipirkti kažko. Bet man čia nieko nereikia. Aš čia galiu beli kokią spalvą pasirinkti. Nu gerai, pasirinkam pavyzdžiui raudoną spalvą. Ir ką aš galiu čia dažyti? Kaip čia dažyti? Ar aš galiu daiktus nudažyti? Pavyzdžiui, shelf. Gerai, aš kol kas nesuprantu. Parašykite komentarus, ką aš galiu daryti su šito dalyku, nes aš nieko nesuprantu kol kas. Nu jo, nu ir kam aš ten jau tada šis. Ir tiesa atėjo tas, kuris nori bunny food pagaliau. Tai va, jiem bunny food. Ir aš noriu good sack. Ir aš prisiminiau, kad mes turim rogis. Ir galim su juo va tai va važinėti aplink mapą, tik reikia nesistengti. Nu va, ir mes dar radom meškerę. Tai galim truputį pabandyti pagaudyti žuvų. Nu, aišku, čia geras maistas, bet nežinau, ar tai verta daryti. Aš sakau, man reikėtų surasti dabar vat kokį ginklą. Būtų labai, labai gerai. Čia yra dovanos. Prašau, kad tai kokį spėrą arba gan būtų šis idealu. Tortą man davė, mums ačiū. Labai, mangi taip reikėjo torto. Nu, ir dar vienas revolveriamas. Aš turėjau 16 kulkų namie. Dar mes turim šios blueprint. Ir jau turim grįžti atgal. Čia mamutai? Aš pirmą kartą matau mamutą. Nenoriu su mamutu kovoti, nenoriu. Žinau, kad šitam žaidime yra mamutai. Nu gerai, pažiūrim, ką aš čia turiu. Tai pirmą aš turiu kažkokį kilimą. Tada mes turim dar kažkokį ledinukus, nu tarkim. Tada turim dar šitą žvaigždę ir turim dar besmegelį. Nu, labai gera Christmas atmosfera. Aš žinau, kad mes galim padaryti farm plot, gauti daugiau maisto ir padedam jį va čia va. Ir dabar nemanau, kad turėtų būti kažkokios problemos man su maistu. Taip, aš pagerinau laužą iki 4 lygio ir dabar mapas tapo didesnis pagaliau. Nes aš iš negalėjau surasti jokių pilių savo mapę. Nu ir dabar galim tiesiog eiti į belio kokią pusę. Nu davai, prašau, kažkokį šautuvą revolver duokit. Metkit. Nu, neblogai. Ir dar deimantai. O, spear, bet čia nebuvo čia. Nu gerai, belio kokio atveju spear yra labai gerai. Ir čia yra dar vienos kapinės. Tai galim irgi čia viską apžiūrėti. Dar 2 full kanister. Mūsų atakuos šią naktį. Davai, darom čest ir išeinu jau. Revolver! Čia labai gerai. Čia yra žiauriai gerai. Revolver yra žiauriai gerai. Dabar aš galiu pagaliau šaudyti į tuos. Kaip tik jie dabar turės šautus ir aš dabar turėsiu. Tik blemba greičiau, prašau tavęs, labai greičiau. Gerai, tu eik iš čia. Kaip aš jau užlipau, neturėtų būti. Šaudyk. Ne, blemba, aš tai mirsiu, žinokit, aš tai mirsiu, kur man metkit. Ok, viskas dabar aš vėl šaudau į tą. Kodėl tas puola? Kodėl galiu užlipti šis? Palauk, dabar tu mirk. Aš dabar jau neturiu metkit. Gal bandage kažkaip panaudosiu. Galim save pagydyti su bandage? Rimtai? Gerai, -1. Gerai, man reikia dabar nužudyti tą su pistoletu. Ir kur jisai būtų. Gerai, kaip ir mirė. Gerai, dabar, žiūrėkit, dabar ateikit čia. Sargiai ir -2. Čia buvo pats crazy battle mano gyvenime su kultistais. Bet aš nežinau, kad bandage gali healint tave. Aš galvoju, kad jie tiesiog tik tai pilnai kitų miršti gali pahealint. 33 geležies mes turim. Labai daug. Čia mes turim 33 geležies ir 1 medžio. Kaip gerai, mes galim padaryti woodrine storage, manau. Gerai, pažiūrim, kas yra shovel, ką mes galim su kastuvu daryti. Kasti sniegą. O, palauk, tai. Ir ką? Ir kniūžtė. Wow, nu nežinau, ar labai verta buvo, bet ką padarysim. Nu ką, dabar atėjo jau 15 diena. Ir dabar dėl to, kad mes jau radom revolverą, kur 18 kulkų. Mes turim spear, aš žinau, kad mes jau galim eiti išgelbėti vaiko, tai dabar pasisotinam, išsivalgom mūsų maistą. Nu ir ką, einam dabar tada. Ir manau, kad galim dabar eiti jau. Dabar labai atsargiai, žiūrėkit, užlivom čia. Teikit. Žiūrėkit, dabar reikia po vieną išviliot. Teik, tu irgi. Ne. Ne taip turėjo būti, palaukit. Neužlipsi. Išlipai. Ne, bla.
Greičiau bandage. Ir mirsi. Ok. Gerai, -1. Nu ką? -1, -2, -3. Nu va, pavyko nužudyti mum. Atidarom, bet prieš tai susirinkam absoliučiai visą mėsą. Ir galim jau eiti išgelbėti pagaliau vaiką, kuris labai laukia ir dabar ateina naktis. Nu jo, kaip aš čia laiku. Gerai, tu jau gali varyk. O aš paimsiu, kas čia yra čia. Jeigu čia bus kažkas savo bandėtis, tai čia bus iš tikrųjų gerai. Falkanister galim čia palikti iš tikrųjų. Čiuožiam iš čia. Gerai, mes jau atėjome, dabar žiūrėkit, dabar kiek čia daug bus maisto. Vaikas irgi nenorėjau tas iškepti, jeigu ką. Pažiūrėkit, kiek čia daug maisto. Šiauriai daug. Dabar aš manau, mes galim pabandyti paimti leder. Irgi nežinau, kam reikia. Galiu pasakyti, kur noriu prie mepo. Prie šito medžio. Opa. Nu ir ką dabar galima su šitą daryti? Užlipti ant medžio. Wow! Ir ką? Ką man tai duoda? Nieko. Nu, bent jau man to dabar viską iš aukščiau. Nežinau, ir kaip tik dabar šitam reikia wolf pelt, o šitam tą vienintelę wolf pelt ir paėmiau. Tai dabar galim jam ją... Nu, ne čia. Va, imk. Ir aš gal noriu gudeks. Pagaliau gudeks. Šis laik bėgiau su paprastu eks. Ne. Čia yra antras vaikas, kurio aš pritoj serijų nuėjo miriau. Ne, bėk, rimtai skubėk. Ne, rimtai, blemba. Ne, prašau, ne. Aš neturiu nieko, jo. Dar diena naktis. Ne, nu aš tavo rogės pamečiau. Blemba. Ir atsimenu toj vietoj kažkur maždaug. O ten va. Šiam video tiek daug kartų, kai aš galiu mirt. Gerai, pagaliau padarom crafting bench 3, bet... Nu gerai, padarom crafting bench 3 ir jau kaip tik atėjo diena. Jo, dabar mūsų tuko šią naktį. Aš kaip jūs atsimenat, nelabai turiu kulkų, tik 4. Va, revolver ammo labai gerai ir dar yra bandage, kur irgi labai gerai. Bum, dar revolver ammo iškrito čia. Šis labai gerai, nuo revolver man dar vieno nereikia. Nors ne čia gal ligoninė ir čia dar vienas bandage. Dar vienas medkit. Aš tikrai išgyvensiu. Dabar žiūrėkit, aš turiu 12 kulkų, 2 bandage ir dar vieną medkit. Tai aš ir dar spare. Tai aš tikrai turėčiau dabar išgyventi. Dar žinoma, mes galim pamandyti užlipti ant šito medžio ir gal nuo ten kažką daryti. Nes aš dabar aš neįsivaizduoju, kam šitas medis reikalingas. Wow, nukrito. Gal čia nematys manęs, žinai, yra šansų. Dear my dear, bėk iš čia. Jo, nu ir ką dabar jie darys? Jie mato mane? Ir man svarbu dabar nušauti va tavo. Jis manęs nemato. Ir, opa. Nušautas, drauguži, buvai. Nu jo, dabar manau galim eiti va čia va. Užlipti ant čia. Ką jūs tam padarysit? Wow. Gerai, manau mes galim dabar jos suspėr. Tai va. O vieną. Tai teikit ir bus viskas gerai. Merk. Gerai. Ir dar va čia va vienas. Gerai. Dar vienas. Iš to aš jau nežinau, visus turiu. Tai galim panaudoti kulkas. Ne. Metkit. Ir va dabar jau galime baimės jį nužudyti. Jam čia buvo dislekcija, ką tik ant galo. Gerai, dabar vėl 10 ritmų netakos kaip ir. Ir gal čia yra kažkoks elfas. Kas čia? Ir aš jau 2 kartus paslydau, galime jau ir baigti slysti. Helpas, padėti jam. Ledas per daug slidus. Reikia jam padėti kažkaip kitaip ar ką. Aš nelabai žinau, gal reikėtų su rogėm. Pabandom, bet mūsų rogės yra vat kažkur va čia va ir yra. Jo, šitie pikti vilkai ir aš neįsivaizduoju dabar, kur yra mūsų rogės. Po 100 rogių. Negaliu savo rogių surasti. Ir šalkanas, tai mums reikėtų grįžti. Ir šiaip, aš manau, mes galim tik naujas rogės pasidaryti, nes, žinot, pinigų mes turim. Mes turim 50, tai paėmėm šis rogės. Gerai, dabar manau, mes galim pabandyti išgelbėti tą elfą. Nu, stop. Ne. Kaip jis bėga per ledą? Logiška, nu blemba, nu. Atsibodo šitie vilkai man jau. Jie man visada šalia, nu gali atstot nuo manęs bent akimirkai. Prašau. Stop. Ateik. Šūdas čia kažkoks, aš turiu pasakyti. Atsibodai tu vilkai, žinok, atsibodai. Blemba, nu. Matai, aš čia bandau išgelbėti iš čia. Ne, prašau, ne. Prašau, ne. Greičiau, bandyti.
Prašau, ne, nu tu durnas vilkas, žinok, aš negaliu pasakyti, grinai. Mirk, aš neturiu ginklų, nu atsibodo, aš nieko negaliu čia padaryti. Bandau išgelbėti, aš miršiu. Aš naudojau visų metkit ir du bandėčių. Tu durnas vilkas, aš tu galiu pasakyti dabar. Prašau, šitie vilkai, aš negaliu, neįmanoma, aš negaliu, kaip aš miriau. Distrek padarysiu jų. Aš labai piktas, kad aš mirštu ir negaliu išgyventi daugiau nei 30 nakčių, bet jeigu jums patiko šitas video, tai pastatykit laikų ir užprenumeruokit mano kanalą ir primenu pastatykit varpelį, nes 4 dienas iš eilės bus streamai, 31, 30, 29 ir 28 dieną bus streamai, apie 5-6 valandą. Tai tam, kad nepamiršt, kad jums YouTube'as pats parekomenduotų, tai paspauskit varpelį būtinai. Nu gerai, o aš jau kol kas kiau viso gero, tai viso gero.